Norėtų labai daug eksperimentų šiuose rungtynėse, bet aišku, kad treneris leis ir paimprovizuoti. Teniškiai likę ketvirti. Dominikas Grynas prameta dar vieną metimą, o čia Metas Mičelas. Skuba į greitą puolimą su komandos draugais. Smailagičius atgal Mičelui. Sirvydis iš toli ir 42% tiškai laisvas. Meta ir nepataiko. Amerikietis kol kas jis ir išmetė, jeigu ne visus, tai absoliučią daugumą savo komandos metimų kol kas rungtynių pradžioje ir visi jie skriejo pro šalį. Birutis, Smailagičiui. Kitokio tipo šiek tiek aukštaugis nei Rolandas Šmitas, apie juos daug kalbame kaip beveik apie identiškus aukštaugius, tačiau Dovydas Giedraitis prašo kamuolio aikštės kampe. Ulanovas atgal Smailagičiui, visiškai laisvas paliekamas Alenas Smailagičius, negerbent jo sugebėjimo pataikyti iš toli. Nėra tokia, kuri leistų jam apskritai pasirašyti sutartį su Kauno Žalgiriu, bet nuramino visus prancūzas sėkmingai praėjęs medicininę apžiūrą. Na ir sėkmingai tęsintis pasiruošimą su komanda. Čia geras Laurino Biručio perdavimas į baudos aikštelę prancūzui. Smailagičius atgal Biručiui ir Birutis labai aktyvus nuo pat pirmųjų akimirkų. Atsilikimą iki 5 taškų, 10-5 priekį Kauno Žalgiris. Laurinas Birutis. Už jį 11 cm žemesnis puertorikietis Arnaldo Toro. Čia Edgaras Ulanovas, 3 sekundės iki atakos laiko pabaigos. Randamas Laurinas Žverutis ir čia uteniškių atsakymas. Džiaučylį nepataiko ir Žalgiris skuba į greitą įpuolimą. Tai gali būti viena iš šio sezono žalgiriečių stiprybė, tas greitas perėjimas iš gynybos į puolimą. Nebuvo taktinės pražangos, kurias dar Žalgiris 2 turi iki bonuso. Ir tai kainuoja 2 varžovų taškus. 14-7. Menekas. Ernestas Aderevičius pasirodė varžovų komandos penkite. Kaip ir LJ Torpas. Igi Brazdeikis iš toli. Norėsis jo taiklių tolimų metimų. Čia Bryantas Dunstonas norėsis iš jo tokių epizodų 2+1 patyręs Eurolygos veteranas. Dabar baudžia. Už tai jo niekas nestabdė. Na, iš tikrųjų labai bus įdomu pasižiūrėti, kaip Eurolygoje atrodys Bryantas Dunstonas su Žalgirio marškinėliais. Ne tik dėl to, jog ta žalia spalva jam visai tinka, bet ir dėl to gerai dirba gynyboje. Suardė komunikacijos linijas tarp dviejų Utenos Juventus žaidėjų. Čia vėl koks agresyvus, koks greitas yra pirmasis, antrasis Silveino Francisko žingsniai. Rimo Kurtinaičio treniruojama Baku Saba ekipa iš Azerbaidžano. Čia iš aukštai į žemai keliauja perdavimas. Bryantas Dunstonas atliko perdavimą žaidimą treniruočių metu. Tai padeda vadinamajam spacingui, žaidėjų išsidėstymui aikštėje. Čia Francisko sutraukia gynybą ir Bryantas Dunstonas ir metimai. Galų gale ir iš Karolio Lukošiūno rankų turi pasiekti tikslą. Menekas negerbė jo varžovai. Tiesa, Menekas šiuo atveju nenubaudžia Kauno Žalgirio varžovų tritaškių. Butkevičius atgal Francisko. Iš naujo šią ataką pradeda žalgiriečiai. Dunstonas. Daug perdavimų Žalgirio atakoje. Butkevičius toliau ieško adresato. Ulanovas nemeta jis, perdavimas Menekui. Ir Menekas antruoju bandymu. Tačiau turbūt komandos būti jau neįmanoma. Čia Lukas Lekavičius nepataiko ir Smailagičius 2 taškai. Buvo aikšteliai praktiškai visi pelnė taškus, dalinasi gerai kamuoliu, ką ir nori būtent treneris. Ir va, Dovydas Giedraitis džiugu, kad nieko rimto jam nenukriko, ten lyg tai prasiskėlė šiek tiek skruostą, susidūrė su varžovu, bet viskas. Čia bandė pražangą puolime dabar išprovokuoti LJ Torpas, bet Metas Mičelas su savo gabaritais įrodė, ką gali ir ką galės viso sezono metu. Ir tu teisingai, Erikai, pastebėjai, jog atrodo, kad kiekvienoje atakoje Žalgiris nori, kad visi žaidėjai prisiliestų prie kamuolio, daug kas ant suolo, nes tavo vietą kažkas kitas norės užimti aikštėje. Be abejo, ir kadangi tokiu intensyvumu Andrėja nori žaisti tiek puolime, tiek gynybą, pradėjo Dovydas Giedraitis. Kas šiaip iki šiol Lietuvos krepšinio sirgaliams, o čia geras. Metas Mičelas, perimtas kamuolys, Sirvydis ir pražanga prieš Deividą. Tai, aišku, Dovydas turėjo tą patirtį ir anksčiau, kažkiek žaisdamas jaunimo krepšinėje, taip pat Ispanijoje Estudiantės komandai turėjo irgi kažkiek to įžaidėjo vaidmens. O Metas Mičelas, tai bandydamas jį išjungti. Įdomu, kaip Eurolygoje seksis Metui Mičelui žaisti ir prieš varžovų gynėjus. Kaip jis pats sakė, aš tikrai galiu drąsiai keistis daugelį pozicijų gynyboje. Čia Sirvydis. Tai labai geras ekstra pasas iš Brady. Gal tik nepataiko Deividas. Brady dabar pats jau meta ir pataiko.
mažiausiai trečią tritaškį šiandien. Tikrai netrūksta čia Ulanovas. Tokie perdavimai kaip Pistol Pete geriausiais NBA laikais pro kojas, o čia Alinas Smailagičius daro tai, ko labai norėsim iš jo. Išplečia aikštės serbas ir po jo tritaškio 46. Kalbėjom apie tai, kad iš esmės jie turi tų savo tikrai skirtumų kaip žaidėjai. Rolandas Šmitas galbūt kiek tvirčiau sudėtas, Alinas Smailagičius dar artėja, o ir antrąjį sezoną Eurolygoje. Čia Beliauskas, nepataiko jis ir Butkevičius skuba greitą puolimą, vėlgi nurodymai. Jeigu yra galimybė bėgti, reikia tą daryti. Igi meta ir pataiko 49. Laisvi turit mesti krepšį. Čia Ignas Brazdeikis, veržiasi į baudos aikštelę, atsimeta kamuolį atgal, Silvinas Francisko, dar 8 sekundės iki atakos pabaigos. Igi pagazino varžovo, vėl perdavimas ties tritaškio liniją, čia dabar jau žalgiriečiams reikia kažką daryti ir karštą bulvę išmetė Francisko, bet Bryantas Dunstonas rodo, ką gali veterano raumenys. Taip. Viena ranka tas kamuolys. Prieš tai, gal matėt, pirmame kėlinėje buvo puikiai puolime atkovotas kamuolys ir ten beros gal net vienos kojos apsisukęs Bryantas už nugaros Ulanovą atidavė puikiai kamuolį. Kur net toliau Bryantas Dunstonas, ką jis daro? Skina kaip vyšnė sode. Atrodo kaip 10-okas prieš 6-okus, taip baudos aikštelėje. Tiesiog akivaizdžiai stipresnis už bet kokį kitą kūną aikštėje yra Dunstonas. Ir čia Francisko gelbėja ataką jis ir kita Beliausko pražanga. Ten gal Alinas Smailagičius dar nuo savęs pridėjo. Taip, ten buvo mismečas, liko mes kartais savo žaidėjams duodam avansą ir norim ir spaudžiam juos būti geresniais negu jie yra. Bet tokiose komandose, kur kovoja dėl finalinio ketvirto, kaip Ignas, tai ta patirtis, aš manau, jam buvo dėkinga ir naudinga ir dabar tikėkime, kad šiais metais komanda. Nepyk, kad nutraukė tave, Erikai, bet čia Arnas Butkevičius. Taip. Arno Butkevičius dalykas. Visiškai. Paskutinė akimirka šiame antrajame kėlinyje Arnas Butkevičius stabdo varžovo ataką. Justinas Ramanauskas kalbėjome apie tai, kad ir Žalgirio dubleriuose yra žaidęs šis žaidėjas tikrai Landų lygoje ir dabar Arnas Butkevičius blokuoja Justiną Ramanauską, o Žalgiris turi pusę sekundės ir... sekundės turėjo ir jos pilnai užteko. Ignas Brazdeikis rodo, įskaitom. Užrašom šitą. Wow. Ar filmavo mūsų medija komanda šitą? Šių dienų Mindaugą Timinską beveik atliko. Dar ir Šarūną Jasikevičių per kažkurias kontrolinės rungtynės prieš Ispaniją. Būti žaidėjų iš toje atakui. Matysim ir jį ir tokiam vaidmenyje, nes tai labai daug pranašumų iš tokios situacijos turinčius žaidėjas, tai manau, matysim ne kartą jį ir su Krandeliniu. Deividas Rivydis, perimtas kamuolys, dėjimas iš viršaus. Metas Mičelas lystelėjo ten ant parketo, viskas su juo yra tvarkoje, bet kaip gerai žalgiriečiai sustabdė tą įsibėgėjusią Juventus komandos ataką. Labai geras presingas, vėl aktyvios rankos pamus, bet to pačiu, kad jie kažką įneštų skirtingo savo. Čia labai geras. Taip, bravo. Užtvara Deividui Sirvydžiui. Bryantas Dunstonas atliko Nikolo Jokičiaus vaidmenį stovėdamas ant tritaškio linijos ir tai yra jau ir modernaus krepšinio bruožai, kai aukštaugis gali laisvai dalintis kamuoliu, kai kiti juda be jo. Ir čia yra tas pavyzdys. Šitoj komandoj Butkevičius. Lekavičius, jo pozicija, metimas iš centro, iš toli ir 3 taškai. Luko Lekavičiaus duosi, tai tiek greitame puolime, tiek čia matėme ir iš pozicinio puolimo. Čia... Taip. Kenčia dabar jau gynyboje Kauno Žalgiris ir ieško naujovių penketį dabar Andrė Trinkėtis. Tai laiko nėra daug, reikia viską įvedinėti iš karto, tai žiūrėsim, kaip viskas čia seksis. Man patiko, kaip į laikrodį pasižiūrėjai už mėnesį. Taip. Parašyta kalendorius yra iš mano šiais laikais. Silvinas Francisko. Čia, ant slidžių pastatė Šarūną Beniušį, Dovydas Giedraitis gaila, kad tų slidžių momento neišnaudoja. Tai čia atima kamuolį iš karto Dovis. Taip, taiso. Koks Dovio kovingumas. Smailagičius, jo tėtis taip pat stebi rungtynes čia Žalgirio arenos treniruočių salėje ir tėtis džiaugiasi. Sako, dobro. Jeigu Laurinas Birutis pick-and-rolluose nespėdavo paskui Šarūną Beniušį, tai Alinas dabar čia kažkiek užleido poziciją ir jau iš nugaros teko jam gintis, kas be abejo apsunkina. Vieno žmogaus nėra baudos aikštelė. Sirvydis, Smailagičius pabandė imituoti perdavimą iš rankų į rankas, bet nebuvo tos geros pozicijos imitacijai. Metas Mičelas kaip apstumdė Žygimantas Skučą. Bully ball.
žaidėjus. Nėra daug tokių žaidėjų, kurie yra taip fiziškai ir tvirtai sudėti. Dėl to Bryanto matė mažiau. Čia Metas Mitčelas, greitas perdavimas, jam į rankas, kamuolys žalgiriečių rankose, Sirvydis, grėsmė. Visiškai. Kad ne visus juos pataiko ir grįžo tas procentas prie Čia 6 realybės. Sako, reikia mažinti skirtumą, leidžiam 6. Visi būdai yra pateisinami, kol jų nemato teisėjas. Čia techninė pražanga turėtų būti, ar ne? Ar gal neaišku. Ar tiesiog draugiškai, per draugiškas rungtynes leis? Visgi draugiškai. Taip. Šiaip neįtikėtina, atsimenu dar, kai buvo 700 Žalgirio. Norėjau sakyti, atsimenu dar, kai buvo pirmas sezonas. Čia būtų įspūdinga. Grady Manekas pataiko. Išėmė 2, tai Stanley Johnsoną ir Jordaną Nuorą. Būdavo NBA žaidėjai. Stanley, aišku, daugiau laiko praleido G lygoje, bet Nuorą iš kiek teko šiaip kalbėtis, tai galėjo likti NBA lygoje. Ieškomas gerai, čia kamuolį dalyjasi Kauno Žalgiris iki šito epizodo, kamuolį žalgiriečių rankose. Čia turėtų prasukti kamuolį Edgaras. Ir čia Lekavičius laisvas iš toli, bingo, Trinovas tose gynybiniuose veiksmuose. Laurinai mes kamuolį ir viskas, turėsi gerų reikalų. Ir žiūrėsime, ką per paskutinę ataką nuveiks Kauno Žalgiris. Bando užsimti situaciją Edgaras Ulanovas prieš Ramonauską. Paliktas visiškai laisvas kraštas atakoje. Gaila, Brady Manekas laisvas nepataiko. Gaila, labai geras metimas. Čia Torpas neišauna paskutinę strėlę šios dienos rungtynėse. Taigi galutinis rezultatas 89-57. Žalgiris pirmose iki sezoninėse rungtynėse pasiekė daugiau nei įtikinamą pergalę ir laimi rungtynes 32 taškų skirtumu.